Jokūbas ir stebuklinga pupa. Kitą kartą seniai gyveno lūšnelėje senyva našlė su savo vienturčiu sūnumi Jokūbu. Jie buvo neturtingi ir vis labiau skurdo, kol vieną dieną jiems beliko tik karvė. Jokūbai, tarė mama, nuves karvę į turgų ir parduok, nes kitaip mums gresia badas. Ir atsimink, kad turiu už ją gauti gerą kainą. Kitą rytą Jokūbas sėdo ant dviračio ir leidosi į kelią, o virve pririšta karvė risnojo paskui. Pakeliui Jokūbas sutiko pro šalį einantį vyrą. Vyras pasižiūrėjo į karvę ir pasiūlė berniukui. Ar mainysi savo karvę į saują pupų? Na ką jūs, atsakė Jokūbas. Karvę turiu parduoti turguje, kad galėčiau nusipirkti maisto, bet šitos pupos stebuklingos, patikino vyras ir įkišęs ranką į kišenę ištraukė keletą senų rudų pupų. Suberk jas į dirvą ir tapsi turtingas. Taigi, galų gale Jokūbas sutiko išmainyti karvę į saują senų rudų pupų. Jokūbas susipylė pupas į kišenę ir parlėkė namo. Žiūrėk, ką gavau, sušuko mamai, tiesdama saujelę pupų. Tačiau moteriškė baisiai supyko. Ar tai viskas, ką gavai už mano brangėją karvutę? Suklikė ji ir pagriebusi pupas išmetė pro langą. Sūnų išplūdo ir nuvarė gulti, davusi valgyti tik duonos kriaukšlį. Kitą rytą pabudęs Jokūbas pamatė, kad už jo miegamojo lango per naktį išaugusi pupa milžinišku stiebu. Pupos stiebas buvo toks didžiulis, kad jo viršūnę slėpė debesis. Kopsiu iki viršaus, ieškoti savo laimės, tarė savo Jokūbas ir pradėjo kopti pupos stiebu. Jokūbai, grįžk, šaukė mama. Tačiau Jokūbas kilo vis aukštyn ir aukštyn. Galiausiai Jokūbas pasiekė pupos viršūnę ir atsidūrė priešais milžinišką pylį. Prie pilies durų sėdėjo moteris milžinė. Jokūbas buvo toks alkanas, kad priėjo tiesiai prie jos ir paprašė. Gal duotumėt man ką nors užvalgyti? Aš labai išalkęs. Gerai, atsakė milžinė, nes jai pagailo vaikino. Tačiau būk atsargus, jeigu mano vyras tave pamatys, tai surys. Milžinė pakvietė Jokūbą vidun, padėjo jam didžiulį sriubos dubenį. Vos tik Jokūbas suvalgė paskutinį šaukštą gardžios sriubos, pajuto pylį drebant nuo artėjančių griausmingų žingsnių. Greičiau slėpkis, sušnibždėjo moteris. Jokūbas užlindo už arbatos puodelio, uosdamas į orą į kambarį ėjo milžinas. Buldum, buldum, aš žmogaus kvapo jaučiu, gyvas jis ar miręs, suvalgysiu be garnyro, suriaumojo milžinas. Nesąmonė, atsakė žmona, ką užuodi, tai tavo pietus. Patikėjęs paaiškinimu, milžinas atsisėdo ir pradėjo skaičiuoti savo auksą, kraudamas į 2 krepšius. Atrodė, kad niekad nebaigs, nes skaičiavo labai lėtai. Pagaliau jis nusižiovavo, atsilošė kėdėje. Netrukus kietai įmigo ir ėmė knarkti. Nieko nelaukęs, Jokūbas prisėlino stalu ir čiupo vieną aukso maišų. Tasai buvo toks sunkus, kad Jokūbui teko jį vilkti iki stalo krašto ir nustumti ant grindų. Jis išvilko auksą iš pilies ir nutempė prie pupos. Su sunkiu aukso maišu ant nugaros Jokūbas nušliaužė pupos stiebu žemyn. Mama, mes turtingi, suriko jis, pasiekęs trobelės duris ir išpylė auksinės monetas jai po kojomis. Moteriškė apkabino sūnų labai džiaugdamasi. Tiek pinigų mums užteks visam likusiam gyvenimui. Tokio turto mes nesapnuoti nesapnavom. Todėl nelipk daugiau į pupą, Jokūbai, perspėjo jį sūnų. Jokūbas linktelėjo galvą, tačiau jam knietėjo dar labiau praturtėti. Jau kitą rytą Jokūbas vėl įkopė į pupos viršūnę ir vėl milžinė sėdėjo ant laiptelio prie pilies durų. Prašau trumpam mane priglausti, paprašė jos. Ir šįsyk milžiniai pagailo vaikino, todėl pakvietė į vidų. Netrukus pilis ėmė drebėti
ir jis išgirdo milžiną visų balsų šaukiant. Buldum, buldum, aš žmogaus kvapą jaučiu. Gyvas jis ar miręs, suvalgysiu be garnyro. Milžino žmona atnešė jam raibą vištą. Dėk, paliepė milžinas. Višta padėjo gražų auksinį kiaušinį. Milžinas įsikišo kiaušinį į kišenę ir užmigo. Jokūbas tyliai priėjo prie stalo. Tada paėmė vištą ir paspruko su ja pupos stiebu. Jokūbo mama nesitvėrė džiaugsmu, išvydusi didelę krūvą auksinių kiaušinių, kuris višta padėjo prie trobelės durų. Dabar, kai turime maišą aukso monetų ir auksinių kiaušinių, mums nieko nebetrūksta. Nebelipk tos pupos stiebu ir nemėgink man nepaklusti šį kartą, subarė į mama. Tačiau jau kitą rytą Jokūbas negalėjo atsispirti norui dar kartą įkopti į pupos viršūnę. Paskutinį kartą, pažadėjo savo. Jokūbas palaukė, kol kibirų nešina milžinė išėjo pro duris, tada atsargiai tipeno į pilį. Netrukus pradėjo drebėti pilies sienos ir pasigirdo milžino riaumojimas. Buldum, buldum, aš žmogaus kvapą jaučiu. Gyvas jis ar miręs, suvalgysiu be garnyro. Milžinas atsisėdo ir paprašė žmonos, kad atneštų jo auksinę arfą. Dainuok, paliepė milžinas. Arfa pradėjo dainuoti nuostabiausią dainą. Iš pradžių milžinas klausėsi malonios arfos muzikos, tačiau greitai, kaip paprastai, užmigo. Jokūbas perbėgo kambarį ir sugriebė arfą. Tačiau, kai su ja leidosi į kojas, arfa ėmė klykti. Šeimininkė, šeimininkė, gelbėk, mane vagė. Milžinas pabudo ir baisiai staugdamas nusivijo Jokūbą. Šiam skubant prie pupos su arfa po pažastimi, ropždamasi pupos stiebu žemyn, Jokūbas girdėjo iš paskos skubantį milžiną. Ir kuo žemiau vaikinas leidosi, tuo labiau milžinas artėjo. Kai pagaliau Jokūbas pasiekė apačią, sušuko motinai. Mama, greičiau, nešk kirvį. Jokūbo mama nubėgo kirviu. Kai tik sūnus nusileido ant žemės, ji ėmė pašėlusiai kirsti pupos stiebą. Čiaukšt, 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 švitavo kirvis, kol pagaliau pupos stiebas lūžo perpus. Milžinas liko kabėti ant viršūnės stiebo dalies. Jis nieko nebegalėjo padaryti. Tik įniršęs grumuojo kumščiu ir piktai šaukė. O Jokūbo mama su 2 krepšiais aukso, višta, dedančiais auksinius kiaušinius ir dainuojančia auksinę arfą, buvo daugiau negu patenkinta ir mielai atleido sūnui už nepaklusnumą. Net savo drąsiausiose svajonėse Jokūbas su motina nesapnavo, kad taps tokie turtingi. Nusipirkime automobilį, mama, pasiūlė Jokūbas. Tad pirmiausia, jie nusipirko automobilį, paskui pamatė, kad dar liko pakankamai pinigų savo mylimajai senai karvutį išpirkti ir dar daug kam kitam. Nuo to laiko Jokūbas, jo mama, karvė ir raiboji višta drauge laimingai gyveno.